Sveiki visi! Tai šiandien dirbtuvėse turime naująjį Kawasaki Vulcan S motociklą. Na ką, tai motociklą, kaip čia pasakyti, išlukštenom ir dabar turime tokį vaizdą, kuris nieko neprimena prieš tai buvusio Z900 RS, vien dėl to, kad tas bent jau, kaip sakoma, su visais ratais, vairais ir visko kitų buvo, o šitas neturi nieko. Tai šitą reikės surinkti kur kas labiau ir daugiau, reiškia visokių. Tiesa, dar matau, kad čia yra papildomų detalių kažkokių, tai kas čia? Sėdynė. Aha, tai sėdynė. Ko gero čia bus tada užsakytas papildomai ir pažeminimo komplektas, vairas dar turi būti. Taip. Yra atskirai dėtas vairas. Kaip čia jis vadinasi? Low reach ar comfort fit kažkoks tai žodžiu. Čia parašyta. Assembly instructions, handlebar. Čia ir taip aišku viskas. Na gerai. Yra, reiškia, kaip čia pavadinti, tas trumpų kojų ir rankų, reiškia, tas, ne burelis, bet reiškia, kaip jis, komplektėlis, kuris arčiau vairas būna vairuotojo, reiškia, ir sėdynė šiek tiek žemesnė, reiškia, kad būtų patogiau važinėti. Tai gerai, tai čia turime mes dar papildomai visokių tai daikčiukų kažkokių tai. Oho, kaip sulankstytas rėmas. Ir čia kaip įlenkta, čia įkirsta. Ir čia sulankstyta. Ne veltui dėžė suplyšus buvo. Ok, tai ką? Metam lauk. Taip, kas čia pas mus? Kažkas labai sunku. N650D, tai čia šitam motociklui. N650D. Čia šitam motociklui. Toliau, ką mes čia turim? Sunku, tai turbūt akumuliatorius ir pavojingas ženklas. Tai tada lieka čia. Dar kažkas. Kabinam. Nelenda lauk, kažkur tai kliūna, visai nepasiduoda. Taip, tai čia turbūt yra kažkoks tai vairas. Viso man štai to reikalo, tas, kuris turbūt eina su motociklu. Ne atskiras. Čia dar kažką turim. Tuščia. Aha, to pačio motociklo pakuotė pagal lipduką matosi. Dedam į šoną. Ką mes dar turim? Ratas. Nu gerai, tai ratą kol kas paliekam. Ir viskas. Daugiau papildomai nieko nėra. Čia viskas prikabinta. Gerai, nu tai pasižiūrim, ką turim tada pakuotėse. Šiukšlės lauk. Aha, čia yra antra sėdynė. Gerai, tai tegu jį ir lieka čia. Kas čia? Kažkas nesunkaus. Skydelis. Kas dar čia nais priklauso? Ir vairo tvirtinimo bolvankė. Nu gerai. Čia kažkas nelabai lengvo. Irgi įdomu. Taip. Aha. Traukutės kažkokios tai dvi. Tada dangtelis. Kažkokie tai tvirtinimai. Kam čia jų tiek daug? Krūva varžtų vairui. Užtrauktukai prie vairo laidam pritvirtint. Taip, čia kažkokie daikčiukai, nežinau kam skirti. Neaišku, veidrodėlis vienas. Veidrodėlis kitas. Veidrodėlio tvirtinimas.
kojų pamainos ir instrukcija. Nu gerai. Viskas kaip ir yra. Taip, akumuliatorius, tikėkimės, čia jisai. Yep. Is filled with acid if stabilized open circuit voltage is below 12,4 needs recharging. Juasa? Nu, geras akumuliatorius. Made in Thailand. Nu, nieko savo. Na gerai. Tai turime viską, ko reikia, kad surim šitą motociklą ir truputėlį dar daugiau. Reikės uždėtą žemintą sėdynę šitam daiktui. Puolam prie darbų. Ai, dar tiesa, pasižiūrėkit, kaip transportuojama yra. Sulenktas vat, nuo šitos vietos žemyn, reiškia visas priekis. Ir kaip specialiai pataikyta yra motociklas tvirtinasi va prie viršutinės dalies. Ir tiesiai prie rėmo, tai kad nebūtų ten kas išplėšta ar išlaužta. Nu, neturėtų, aišku, gali būti ten gal prispaustas, nors ir ten būtų plastas. Šiaip prispaustas gerai būtų plastas. Na gerai. Renkam, jau labai ilgai mes čia, kaip sakoma, aš čia jūs kalbinu, ardom dėžutę, tada bandysim nusikelt. Tai prasėdėm rėmą, taip vadinamą. Motociklas jau atrodo šiek tiek vėliau. Tiesa, spalva labai graži, tokia matinė su, nu, tokiu, žodžiu, matinė. Tai va, tai dabar, kad mums jį toliau būtų protingiausia užsidėti priekinį ratą ir kad jį mums užsidėti, reikia pasikelt priekį, tada surinksim visą viršų ir ratas, kadangi jau bus uždėtas, tai galima bus nuleisti nuo šitos platformos ir pabaigti visus kitus surinkimo darbus. Na ką, tai priekinį ratą užsidėjom. Viskas dabar, kaip sakoma, stovi jau ant ratų. Stabdžiai prisukti, ratas prisuktas. Jau jisai, kaip sakoma, niekur nedings. Dabar toliau einam, kad būtų dar lengviau viskas, reiškia, užsidėsim vairą. Tai dabar, reiškia, va čia yra tas vairas, kuris turi ateiti kartu su motociklu. Šitas viršui. O, ten jau uždėtos jau visos šitos dalys, jau pačiam nebereikia dėti. Bet mums viską reikia perdėti ant šito vairo. Tai dabar reiškia, kuo jie skiriasi. Skiriasi jie šiek tiek savo kampu. Reiškia, jeigu matot, tas akcesorių vairas biškiai labiau užveržtas į priekį. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad pats vairas ant motociklo bus labiau palenktas link vairuotojo ir tos rankos biškiai šiek tiek siauriau laikysis. Bus, kaip sakoma, lengviau važiuoti trumpų rankų žmogui. Savo ruoštų ir kojų turbūt, nes sėdynė žeminama. Taigi, ką? Lipdom vairą į vietą ir tada toliau reikės surinkti, sudėti pačius visus rato trosus, laidus prikabint, stabdžių rankenėlę. Skydelis tiesa paskui dedasi. Tada sankabos trosai, čia jungikliai visi, reiškia, viskas susideda. Na, okei, tai tada darbuojantis.
šiek tiek aprinkome motociklą, uždėjom vairą, rankinėlės, kitaip sakant, visą čia tą dalį surinkom. Kas liko prie vairo, tai tik tai pritvirtint visus šitos šniūrus savo vietą. Dabar dėsime skydelį, taip pat įdėjom tiesiai ir akumuliatorių. Dar reikės uždėti sėdynę, bet pirmiausia norėčiau aš jį užkurt. Taigi, ką? Gerai, pliurpėm mažiau, reikia dirbti, nes laikas labai spaudžia šiandieną. Tai reikia pabaigti viską. Na gerai, tai žodžiu, kažką darom, gerą darbą žodžiu. Na tai ką, atėjo laikas papildyti kurą, kadangi mes jau turim pasiruošę. Šį kartą nereikia važiuoti. Pasižiūrėkit, brangiai, koks gražus rytas šiandien. Ruduo šalta, žodžiu, bet nieko tokio. Rytas gražus, saulytė šviečia, paseka. Diena turėtų būti nuostabi. Motociklų labirintas, bet nieko tokio. Tai žodžiu, liurlinama 5 litriukus. 5 litriukus laisvės reiškia ir ką, ir bandysim užkurt, pažiūrėsim kaip jisai burbė. Tai uždėjome tą sėdynę, kuri taip vadinasi tas reduced reach, ar ten, žodžiu, kaip jinai besivadintų. Ir vienu momentu net pradėjau žiūrėti ir galvoju, už ką čia mokėti pinigus, taigi sėdynė tokia pati, kaip ir vizualiai, tai kaip ir tas pats, reiškia, niekas beveik, o viena, o kita, reiškia, kaip ir tas pats. Bet įdėmiau pasižiūrėjus, yra, ką jie sugalvojo, reiškia, kaip palengvinti tam žmogui, reiškia, trumpakojam ir trumparankiam pasiekti visą tą vairą, kad būtų, kaip čia pasakyti, malonu važiuoti. Ką jie padarė? Jie paėmė, praplatino šitą dalį ir pastumė vairuotoją šiek tiek į šoną. Tai vat, viena ir kita, kaip čia parodyti, kad matytųsi. Na, žodžiu, jie realiai iš vairuotojo pastumė į priekį kokius 5 cm gal, sakyčiau. Apie 5 gal 7 kokius centimetrus į priekį, reiškia, paartino vairą, ir tokiu būdu, reiškia, žmogus sėdi natūraliai arčiau, reiškia, ir jam, kaip sakoma, viską lengviau pasiekti. Na ką, tai liko supakuoti detalės, kurios lieka čia, vairas kažkoks tai, tiksliau, originalus vairas, ir tas aptikrint varžtukus, reiškia, ar visi savo vietoj, visi prijungti ir visi, neprijungti, o visi susukti. Pabaigiam tada darbus su juo, linkmė beliko, greit, kaip sakoma, čia viskas. Tai motociklas pilnai surinktas. Dabar ką, mes galim biškai prasibėgti per kažkokius techninius parametrus. Ir ką, ir nieko, ir tiesiog žinosim techninius parametrus. Na gerai, tai žodžiu, visi motociklai
šitos linijos yra parduodami tik su ABS-u. Kitų variantų netgi nėra, bent jau 18 metais. Stabdžių sistema yra Nisino. Prieky yra vienas stabdžių diskas 300 mm. Galiai irgi vienas 220. Prieky tiesa diskas nėra plaukiantis. Yra fiksuotas, sakykim, taip reiškia. Toliau yra visiškai pilnai reguliuojamas rankinėlės, tiek stabdžių, tiek sankabos. Jeigu pas kažką pirštukai trumpi, tai galima visą tą dalyką atsireguliuoti pagal save. Taip pat būtent šią motociklui pakeitėm sėdynę, kuri yra šiek tiek platesnė iš šitos vietos ir patraukia vairuotoją į priekį. Taip pat keistas yra ir vairas, kuris yra labiau palinkęs į priekį ir šiek tiek labiau kampu reiškia rankenos, kad vėlgi trumparankiam žmogui būtų patogu važiuoti. Duslintuvas yra čia paslėptas po apačią, praktiškai po varikliu. Labai keistai atrodo, kai čia yra net pirštas nelenda, reiškia tarpas nuo rato, bet, kaip sakoma, Kawasaki sugalvojo taip, reiškia taip gali būti. Amortizatoriai. Čia yra galinis šiek tiek reguliuojamas. Ir sakydamas reguliuojamas, turiu omeny, kad reguliuojama tik tai spiruoklės apkrova. Tai yra, kaip sakoma, pagal jau vairuotojo svorį reikia atsireguliuoti tą dalyką. Priekio amortizatoriai visiškai paprasti, klasikiniai, tradiciniai, neversti ir jokių pribumbasų neturi. Visiškai jokio reguliavimo, visiškai jokio, kaip čia pasakyti, prisiderinimo prie savęs. Bet sakykime, šitam motociklui tikrai nėra tai blogai ir su juo važiuoti yra gan smagu. Kas dar? Tai šitas variklis yra 2 cilindrų. 2 cilindrų eilėje. Turi 42 kW, jeigu neklystu, yra standartiškai, bet yra komplektai, reiškia, būtent Kawasakis parduoda galios sumažinimo iki 35, taigi tinka tai sakykime, A2 reiškia kategorijai. Jokių LED žibintų, nieko, viskas klasikinė lempa, paprasta lemputė, galia lygiai taip pat, posūkiai irgi paprasti. Grandinė yra 520, tai nėra, kaip čia pasakyti, brangus komplektai, reiškia, jeigu reiktų kažką tai keisti, tiksliau, kai ateina laikas keisti. Pilasi paprastas 95 benzinas. Nuvažiavęs šitas motociklas būtent yra, kiekgi čia yra, rodo 0 km, o tripas yra 800 metrų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gamykloje išbandė, pasižiūrėjo, ar jis važiuoja, išpylė kurą, jis supakavo transportavimui. Skydelė galima matyti, reiškia, bėgio indikaciją, kurio bėgiu važiuoja. Vairo kampas yra 35 laipsniai ir pakankamai ilga ratų bazė. Svorio centras gal žemas, iš tikrųjų sėdisi labai žemai, palyginti su dauguma, sakykime, street klasės motociklų. Tai čia daugiau, sakykime, toks cruiseris, reiškia, su kuriuo tikrai patogu važiuoti, reiškia, ir labai neturėtų varginti ilgesnėse kelionėse. Arba mieste, sakykime, važinėti, gan manevringas šiaip yra. Kawasakis bent deklaruoja, kad jisai turėtų turėti 4,4 litro 100 km. Nežinau, kiek tai yra tiesos ir ar įmanoma, kaip sakoma, į tokias kuro sąnaudas tilpti. Na, bet Kawasakis deklaruoja, tai galima tikėti, galima ne, čia jau jūsų pasirinkimas. Šitas motociklas, kaip matot, yra dar be veidrodėlių, kadangi su veidrodėliais jis pakankamai durnai atrodo. Tai grožio sumetimais, reiškia, jūs mato tokį. Jeigu pirksit, tai bus su viskuo. Dabar kiek tas motociklas kainuoja, galite pasižiūrėti, užeiti į pas tuos, kas juos pardavinėja, pas Kawasaki atstovus motodei.lt. Ten galėsite įsirinkti nebūtinai tokį arba šitą. Tiesa, šitas motociklas yra parduodamas bent jau 18 metais, yra tik tai 2 spalvos. Tai yra šita, taip sakykime, military green, aš taip vadinčiau, Kawasakis biškį kitaip vadina, ir tiesiog paprastas elementariai juodas, be jokių reiškia, išsidirbinėjimo. Nu ir čia yra matinė žalia tokia spalva, reiškia kaip, karinė, ne karinė, nežinau kaip čia pavadinti spalva, reiškia, net negaliu pasakyti. Na ir čia lipdukai yra po apačia, o čia lipdukai jau yra klijuoti šituose vietose, neuždažyti, kitaip sakant. O čia yra jau išdažymas būtent va toks, reiškia,
nu, matinis, reiškia, lipdukas yra po dažais, arba lipduko tas logotipas jau uždažytas jau paskui, reiškia, ar lipdytas, ne kažkokiu tai būdu, reiškia. Visi kiti lipdukai yra išoriai, čia ties aliuminis ir čia yra aliuminis, čia aišku plastikas. Tai vat visai malonios tokios detalės, reiškia. Dabar, kas liečia vėlgi tepalo lygį, mes prieš tai turėjom, matėm dirbtuvėse, reiškia, Kawasaki Z900. Tai vat tepalo lygis yra, o tos lastiesi. Vėlgi tepalo lygis yra ties viduriuku. Ir tikrai ne taip, kaip visi nori, kad būtų iki krašto pripilta, reiškia, be jokių, kaip sakoma, nuokrypių. Tai ką, tai ko gero tiek apie šitą motociklą. Matėt, kaip išsipakuoja ir susirenka. Taigi, ką, turit komentarą, palikit, būtų labai įdomu paskaityti. Na ir ką, viskas. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Visi važiuokim saugiai. Ir iki.